Šiandien klientui gaminsime tokią ratlankio dangtelio 1:1 kopiją. Pirmas dalykas, ką privalome padaryti, tai jeigu pažiūrėsime į šitą dangtelį, tai matysime, kad jis atspindi šviesą. Tai skaneriui trukdys nuskanuoti puikiai detalę, tai ką turėsime padaryti, panaudoti šitą purškalą. Šitas purškalas padarys detalę matinę ir lengviau ją nuskanuoti ir jisai išgaruos po 3-4 valandų nuo užpurškimo, tai detalė bus kaip niekada neišpurkšta. Dabar išpurkšime detalę. Tai va taip atrodo išpurkšta detalė. Dabar pradėsime skanuoti pačią detalę. Tai pirmą, ką reikia padaryti, detalę pakelsime nuo žemės, kad ją lengviau būtų nuskanuoti iš šonų. Ir taip pat turėsime pridėti visur tokių atspindinčių markerių, kaip matote čia. Juos reikia išdėlioti dėl to, nes jų reikia skaneriui, kad jis suprastų, kur jisai randasi. Ir galime pradėti skanuoti detalę. Tai su nupurkšta detalė visos smulkmenos atsiranda žymiai lengviau ir tiesiog yra geresnis galutinis produktas. Dabar nuskanuosime priekinę pusę, po to detalę apversime ir nuskanuosime galą. Ir dabar, kaip matėte, nusiskanavo dalykų, kurių mums nereikia, kaip pavyzdžiui stalas ir šitie markeriai, tai mes juos dabar iškirpsime. Tai pirmą reikia pasirinkti savo detalę. Tai šitą vietą taip pat pasirenkame ir tiesiog ištriname. Tai va, jau nuskanavome kitą pusę, nefilmavau, nes kaip procesas visas tas pats. Tai va, čia turime šitą ir šitą failą jau paruoštą. Dabar, kaip matote, čia turime 2 atskirus failus. Tai mums juos reikia sujungti, tai dabar būtent tai padarysime. Ir va, visa sujungta detalė. Tai mes šitą detalį įsikelsime į kitą programą, jinai vadinasi Mesh Mixer. Pasirinksime visas vietas, kurių mums nereikia. Ir paspausime, kad jas panaikintų ir kaip matome, jų visiškai beveik nebėra. Taip pat pasirinksiu šitą tekstą tuo pačiu metu ir jį taip pat panaikinsiu. Ir taip pat tiesiog apžiūrėsim detalę ir panaikinsime kitus nepuikumus, kurie yra. Ir jeigu matosi per kamerą, čia matau, kad buvo naudojamas ABS, būtent šitas iš ABS padarytas. Tai mes turime ABS plasmasės, bet manau naudosime ASA. ASA plasmasė bus ilgaamžiškesnė ir labiau patvaresnė lauko sąlygom, ypač saulės spinduliam. Tai va, detalę jau esame paruošę spausdinimui, dabar įdėsime spausdinti pirmą bandymą ir pažiūrėsime, kaip gausis. Tai va, jau atspausdiname galutinį produktą. Čia po dešinę turime mūsų atspausdintą ratlankių dangtelį, o čia originalią detalę. Viskas gavosi 1:1, čia turime kitą pusę. Šitus laikiklius, kurie prisitvirtins prie ratlankio. Čia palyginimui. Jau spausdinasi paskutiniai 3 ratlankių dangteliai, kai jie atsispausdins, jie jau bus pakeliui pas klientą. Jeigu jums taip pat reikia sumodeliuoti arba atspausdinti kokią nors detalę, tai galite su mumis susisiekti per mūsų TikTok profilį ir mes jums atrašysime kuo greičiau.